7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki ponaičiai ir ponaitės. Dar vieną savaitę. Šią savaitę matote marškinėlį Džokerio. Praeitą savaitę buvo Portugalijos Cristiano Ronaldo, bet esmė tame, kad žurnalistas ir komentatorius Jonas Lekšas kalbu apie Lietuvos krepšinį didžiąją dalimi, kadangi vyksta tikra fiesta savame kieme, Lietuvos krepšinio lygos finalai nepalieka abejingų ir šią savaitę kertinė lemiama savaitė. Ir pradėsiu nuo trečiųjų serijos finalo rungtynių tarp Žalgirio ir Ryto. Vėl viskas grįžta į Kauną. Pirmoji savaitė buvo kiek netikėta, kad nors spėjau, kad bus 1-1, bet spėjau, kad abi komandos laimės namuose. Vis dėlto namų faktorius nesuveikė, laimėjo išvykos komandos. Žalgiris apskritai išsigelbėjo, kur atrodė, kad serija jau eina į 2-0 ir tie pirmieji du mačai parodė, kad nieko čia Žalgiris nekontroliuoja, jokių jie pranašumų dėlių neturi ir kai žiūri žaidėją prie žaidėjo, dedi, matai tą visą bendrą žaidimą, sunku surasti Žalgirio ryškius pranašumus. Okei, Francisko yra geriausias serijos žaidėjas, bet jo tritaškių pataikymas apskritai šį sezoną prieš Rytą per visus mačius, man atrodo, yra 10 pataikytų tolimų metimų iš 49 bandymų, šiek tiek geresnis pataikymas negu 20%. Tai yra tikra katastrofa ir aš manau, kad šią savaitę vėl mes labai greitai visko neišsiaiškinsime antradienį ir ketvirtadienį rungtynės, bet galvoju, kad antradienį Žalgiris laimės, po to pereisiu prie ketvirtadienio mačo, bet aš manau, kad čia laukia mūsų labai ilga serija. Spėju, kad antradienį Žalgiris išvargs pergalę, bent jau visa logika, taip sako, kad namuose tu turi būti labiau susikaupęs po pirmo, ypatingai Niukso pirmosiose rungtynėse, kažkokia reakcija turi būti parodyta. Manau, kad taktiniai dalykai finalo serijose eina iš šono, Žalgiris kažkiek turi daugiau rodyti ir energijos, lenta po krepšiais turi būti laimima. Manau, kad Žalgiris laimės 5 taškų persvarą. Tas pats antradienis ir Ispanijos lygoje vyksta atkrintamosios. Valencija jau pateko į finalą, Madrido Realas to nepadarė tiesiausių kelių, prireiks ketvirtųjų serijos rungtynių Malagoje, kur Unicaja trečiąjį mačą išsitraukė įdomioje situacijoje, kur atrodė, kad eisime į pratęsimą, bet Džanas Musa pelnė, prametė iš po krepšio, bet pramesdamas iš po krepšio trenkė alkūnę Kendrickui Perry į veidą, kuriam prakirto skruostą. Galiausiai taškai buvo įskaityti, Usmano Garubas pelnyti, kurie išlygino rezultatą, tačiau tuo pačiu ir Džanas Musa užsidirbo nesportinę pražangą ir baudų metimais Malagos Unicaja išsikovojo savo dar vieną šansą pratęsti seriją, bet galvoju, kad Madrido Realas ilgai nesitsackins. Serija nebegrįš į Madridą ir manau, kad viskas užsidarys. Andalūzijoje Realas iškovos užtikrintą pergalę, manau, 5-8 taškų persvarą ir žengs į finalą. Trečiadienį prasideda mūsų turbūt 10 metų lauktas įvykis. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė grįžta į Europos čempionatą. Labai daug laiko praėjo, atsimenu, prieš 10 metų Druskininkose važinėjau ir ieškojau, kur man kad įjungti tą Europos čempionatą. Dabar tokios problemos nėra, stebėsime moteris gyvai ir labai tikėkime, kad tas čempionatas atsidarys pergalingai. Laukia varžovas iš trečiojo krepšelio Slovėnijos moterų krepšinio rinktinė, kas sąlyginai sako, kad tai turėtų būti lengviausias varžovas grupėje po Italijos ir Serbijos, kas laukia dar mūsų kovose Bolonijoje. Vis dėlto Slovėnijos nepralaimi beveik metus. 13 rungtynių iš eilės, jos nėra pralaimėjusios per tas 13 rungtynių, tiek atrankoje, tiek draugiškose rungtynėse. 2 kartus susitiko su Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pernai ir vienas mačas baigėsi lygiai, o kitą mačą Slovėnijos laimėjo ant 14 taškų. Tai parodo, kad vis tiek šiokį tokį pranašumą turėtų turėti Slovėnijos, kurios ir labai užtikrinti atrodė pasiruošime, tuo labiau, kad mūsų rinktinė prieš pat čempionatą triuškinamai pralaimėjo graikiams, tad emocinės būsenos tai tikrai nepakėlė. Deja, galvoju, kad pirmenybės mums prasidės nesėkmė, vienženklių skirtumų patirsime pralaimėjimą. Ta pati trečiadienį labai panašiu metu prasidės mačas Jonavoje, mažasis finalas dėl bronzos. Kai kalbu čia, dar nėra sužaistas trečiasis susitikimas, tad daugiau dabar spekuliuosiu. Vis dėlto ir prieš seriją taip pat sakiau, kad čia serija užtruks maksimaliai ilgai, reikės 5 serijos rungtynių. Galvoju, kad vėl apsisuks viskas kitaip, kadangi praeitą savaitę irgi ir bronzinėme finale laimėjo išvykos komandos. Galvoju, kad 7bet Lietkabelis turėtų išsiveržti į priekį pirmadienį. Nežinau, kai jūs žiūrėsite šitą laidą, žinosite, koks yra tikras rezultatas, bet kaip be pasibaigtų, manau, kad šitą seriją neišvengs 5 serijos rungtynių. Kažin ar 7bet Lietkabelis gali taip sukontroliuoti Brendoną Childressą, kad jis išmestų 1 tritaškį per rungtynes. Tai yra žaidėjas, kuris yra atakuojamas gynyboje, tačiau yra superinis talentas Jonavai puolime ir antrajame mače tikrai Brendonas Childressas buvo sukontroliuotas, kaip ir Bogdanas Blizniukas buvo sukontroliuotas. Neaišku, kokia yra Eriko Venskaus situacija, bet jeigu kalbame apie atsarginių žaidėjų suolą, prieš seriją tai buvo labai akcentuota, kad Jonava turi kažkokį pranašumą, bet realiai pagal
žaidėjų lygį aš nematau jokio pranašumo Jonavos suole, manau, kad ten žaidžia keli pagrindiniai žaidėjai ir visi kiti yra pagalbiniai, tuo metu 7bet Lietkabelis yra sukurta, Nendačanakų kultūra, visi žino bendrą mechanizmą ir aš prognozavau prieš šią seriją pergalę Lietkabeliui 5 rungtynių serijoje, manau, kad ir dabar ta pergalė bus pasiekta, nesvarbu, vienokiu ar kitokiu būdu, bet 7bet Lietkabelis dar vienus metus išėlės iškovos LKL medalius. Nu ir ketvirtadienis, jau trumpai užsiminiau, ką aš galvoju apie LKL finalo seriją, kaip jinai tęsis, sakau, Rytas niekur nenusileidžia, ne per centimetrą, matome kiek to noro, kiek tos energijos, kaip jiems yra žymiai paprasčiau žaisti negu prieš 7bet Lietkabelį nusimetus psichologinę naštą. Pastaraisiais metais atrodo, kad nukrito ta įtampa, Žalgirio sindromas Rytui ir dabar labiau Žalgiris bijo pralaimėti Rytui, negu Rytas bijodavo Žalgirio. Rytas tikrai nebebijo Žalgirio, man atrodo, ta baimė nukrito, kai Rytas laimėjo LKL pirmąjį trofėjų per pastarąjį dešimtmetį, kai Žalgirio net nebuvo finale, kiti metai sekė Kazys Maksvytis tik paskutinę minutę su Isaiah Tayloro fantastiniu pasirodymu iškovojo tą LKL titulą 5 serijos rungtynės ir, kaip ir sakiau, prieš seriją manau, kad bus labai panaši serija į tą, kuri buvo su Kaziu Maksvyčiu, reikės lemiamų rungtynių. Rytas tokioje atmosferoje antrą kartą paeiliui prieš Žalgirį nepralaimėjęs ir serija važiuos į Kauną, grįžti ten šeštadienį. Nu, tą šeštadienį viskas spręsis, man atrodo, iš šono reikia padėti bet kokias taktikas, noras, energija, užsivedimas, sirgalių įsitraukimas, visa tai, žinoma, kas bus X faktorius, kas iššaus, visa tai yra apie tai finalo serijos, kadangi komandos matome per pirmus 2 mačus yra labai lygios. Rytas atrodė nuvažiuos ir iškovos antrąją pergalę Vilniuje, tikrai kol kas per 90 finalo minučių galiu pasakyti, kad Rytas didesnį laiko dalį yra geresnė komanda negu Žalgiris ir pažiūrėsime, kokios bus padarytos išvados. Dabar komandos turėjo papildomą dieną pertraukos iki to antradienio, po to vėl tas maratonas ir vis tiek dėsningumas yra tas, kad Žalgiris yra gerokai turtingesnė komanda. Žalgiris turėjo ilgesnę pertrauką gerokai negu Rytas po serijos su 7bet Lietkabeliu, turėtų tas ir nuovargis pasijusti Ryte didesnis antroje serijos pusėje, tad prognozuoju, kad Žalgiris iškovos, išvargsta LKL titulą, bet tai bus padaryti labai nelengva ir tos 5 mačas vėlgi. Manau, kad viskas spręsis paskutinėmis minutėmis. Dramatiška Žalgirio pergalė ir Andrėja Trinkėri čempionų titulas, kuris būtų pirmasis nacionalinėse čempionatuose nuo 2017 metų. Iškalbinga. Nu ką ir viskas, sezonas tokios mano prognozijos, pažiūrėsime, ką pataikiau, ką nepataikiau paskutinę sezono savaitę ir ką, likite sveiki, geros vasaros.